Sveiki visi žiūrovą. Šiandien, kaip matot, iš savo poniškos valtis vėl. Ir atvariau į savo tokį vaikystės ežerą, kur realiai savo jaunystį, vaikystį praleidau prie nuo, kiek mes čia maudydavomės, kiek visko, aišku, ir žvejodavom, nu žodžiu, ir su valtim, iš visko. Tai va, tokia nostalgija apim, nu visišką realiai. 2 kilometrą nuo nubų, su mašina atlikė, paukšt išsikrovė, viską žvejoju. Kimčiai visokie, karšiuką, raudėlis, ešeriukų pasigau, nu žodžiu, kaip visur, toks miksas, nu, visgi ežeras. Bandysiu čia šiandien gaudyti. Šiaip biški prasimečiau su uoru. Šiaip saulė viskas okei, bet vat buvau kaime, žiūriu, nei lapelė, nieks neėd. Nu, ta prasme, fantastinis tiesiog uors, o čia atvarau, nu visgi, ežeras. Ir tas vėjuks ta bangelį tokie biški jautas. Bus, manau, viskas gera, svarbu, kad kėptų žuvis. Vėliau gal da biški priklausoma pagal kibėjimą. Ištaikysiu progą, papasakosiu, kaip sekės praeitos varžybos, katros buvo. O kur buvau? Užmiršau. Mink prikolą. Kur buvau varžybos? Prisiminiau. Alytau, Dailydės ežerį. Papasakos, kaip kom pagavau, kelintą veitą užėmiau, kaip sekės, kaip prieš varžybinį treniruoti ir panašiai. Meškerėk jau surišta, viskas liuks. Tai va, teik pradėjus informacijas, varau, mėtau, žvejoju ir, žodžiu, daug sužinoti, unko, kaip kon ir kaip čia kon aš čia gaudžiam. Nu, sustojau čia visišką realiai, tik išplaukus prie krunčioką. Žiūrėsim, ar kips kokį žuvytę, nekips. Nu, labai norėčiau kokį raudėlių, karšiukų gal dakų nors. Nežinau, skau žiūrės, ar čia bus koks atsakas. A į spalvas, a į svorį, gal dar kažko. Dabar pradėjau nuo 0,3, o ar reiks sunkinti, ar reiks lengvinti dar. Nu, labiau lengvinti jau kaži, nes vis tiek yra įgiliaus, reikia ir numesti. Irgi pradėjau nuo tumsios spalvos. Nu gera, pirmų metimų žuviais nėra. Gal viskas ir liuks. Šiaip mundau toks mūtnas laba. Drumzlens, žyda atrodo dar. Nu dar porą metimų, jeigu nieka, tai tiesiog pakrontėm, pirmyn atgal, iškosiu, bandysiu. Tik dabar vat klausėm, kad trumpuosi plauk, net nežinau iš tikrųjų. Šiandien kotėlį tokį irgi, galvoju kakliaus. Kotėlį tokį irgi mundresnį bišk pasėmiau. Ronkina, žiūrėkit, kiaura. Nu toks prikolėlis, kon sakot. Toks liauns, iki 0,7 kažko, ar plus minus gramų. Opa, pirm žuvis. Ešeriuks jaučiu. Ai ne, kojytė, raudelį. A kojytė, čia marots raudelį. Jo, va, pirmą žuvinuką pagavau. O, šnekėjau aplinkot, reik pauzių. Kažkokių pauzių. Kol aš čia sukulską beprots veitų. Reikia, žodžiu, škurliuką pasiimti. Tai va, jo, sakau, tas toks kotėlis biški kitoks, ta ronkina. Aišku, šitas variants kopijautuns, ir nuo kitų jau. Bet sugalvojau tokį variantą pasidaryti, biški išsilengvien. Tas visas reikalas toks biški ir įdomiai atrodo, ir įdomiai ronko, nes tai tokie biški aštri kampa. Nu ir sakau, savotiškas. Nu, paskutinį metimok ir viskas varavo kietveitą. Šaunam toliau iškot žuveliukų. O čia žiūriu, keletą lelijų yra. Nu tas visai įsigazau. Jau galvojau, žuvis bus ne korto. Bet keista, nei kokį ešerioką, nei da kažko, nu čia tikrai irgi netrūkstų mažųjų. Nu tu jau pradėsi strategauti jau.
Ką, plek? Tu velnis. Karšys bus jau, čia Peter. Bent jau. Ar kas čia? Tu ką lenkot. Ai, koja kokį, pažiūrėkit. Eik tu sau, kokį gražuolį. Būtos tai nesitikėjau, jau tikra. Tokios dar geros. Pažiūrėkit, ar ne gražuolį. Aišku, gražuolį. Pažiūrėkit. Kokį kuoj. Gerulė. Eik, tu užskaitėnį. Užskaitėnį. Dar. Tokių pačių. Eik, tu savo, ką gerulį, man jau čia patek. Vėl ir kažkas. Ešeriuks jau čia bus. Prašau. Ešerys, raudelį ir kuoja. Jau 3 rūšis. Dabar dar reik karšioką. Bus visai, sakyčiau, smagia. Buvo por žuvėlį. Ir man rods, pitių vėl. Žiūriu tokį fainą veitelį tarp lelijų. Turėtų gal suveikti. Pabandau pakeisti spalvą. Raudoną. Ne, nesuveik mano veitą. Ten kur šokiniai. Kas čia? Tu velnis kokį. Kai kraudelį. Pažiūrėk. Eik, tu sau. Gers. Vien dėdelis žuvis kimba. Ne dėdelis, bet jau gražis, niek negali sakyti. Tikra nebloga. Atvaria vis seklesnį posę. Pabandysiu čia gal kokių raudėlių, gal dar kažko. Kažkas jau lek. Ešerys, gražesnis jau biškai, jau toks. 50-50, kaip sako. Ne visiška, ne užaugėlis. Kolek. Ešeriuko, bet tokie visai, da. Neblogi. Keli buvo ešeriuką. Reikia plaukti dar kur sekliau, visokius žolynus. Raudžių galbūt. Eik, tu kalek. Siaubinga. Vūks gražuolis šitą. Eik, tu sau. Pliumt. Davė einmetėm. Kai jau užkėbu. Būtų grieks davė einme padaryti. Kažką čia toks ir mėlynuks, siekliau, gan švarė, be žolių. Tik tavo čia prikront ir. Į tie ešeriuko, sau sėda nečiai. Sakau, nė žolių. Tai tau. Bet čia patrotai švarė labai. Pataikiau matyti tokį kūšį. Sakiau, nėr to ešerių. Prasidėsdama ešerė veinį. Kabaliuotės. Numoviu gumą. Elektrinis vėlek. Leikt. Galėt geriau nesikabinėti. Iškart imti. Rimtas, dėdelis, žuvis. Būtų čia geriausiai susitarėms. Tu juokauji. Geras buvo kažkas. Arba lydeka, arba tiesiog man nutrūka
Eik, tu na, bet jų tavo primeskė, ton toj ding, ding. Kap, negera. Dabar paliek, tu nežinomybė. Aš, negaliu. Negaliu. Ta prasme, čia belekas galėjo būti. Eik, tada. Dabar plama gaudau ant vetlūrės mini 2. Iš pirma dėjau dar kvelet spalvą, o dabar granats. Toj kraudon, kaip matyliaus spalvą. Oi, tu velnis. Gal dar kart paims, gal nesuprat, kas čia įvyka. Gal dar smeiks netyčia. O, kažkas yra. Eik, tu savo kalek, aš nesuprantu, žuv šiandien. Vėl kuoj. Opa, pažiūrėkit. Ar ne fantastika? Tai aišku fantastika. Super. Nu, man ten ta žuvis sėdaba galvo, kas ten buvo, kas per žuvis. Arba kirtėjimo metu nuroviau, arba nukonda. O šita 10 metrų iš šon ir viskas niek nefkim vėl. Keli metimą, plauk toliau. Tik užmečiau. Iškart. Nauja veitelė. Ešeriuks. O. Labą dieną. Nu. Nu, kortėj bonusą yra. Reik bonuso, net tokių. Aišku, smagiai, kakim kažkas. Bet norės ir tų kažko rimtesnį biškį. Ne vien tik tokių mažiliukų. O, čia graži veitelė laba. Gilios daug nėra. Nu. Kas čia toks? Va. Kojytė. Toks čia ir kapoja čia. Šiaip visko dabar ant to raudoną gaudau. Tai net nežinau. Gera, bloga, bet nukeim atrodo. Raudelė. Raudelė. Turi stebėti ir aplinką. Jeigu kažkas subaikavo kažkon hihi-haha ten vandenį, iš karto meti tikrinį. O, kliaus buvo. Tu velnis. Kodėl steik man smarkiai dėjai? Ne toks didelis ešerys gal buvo apsipynis kaip nors. Jau galvoju, čia kokia gera koja bus. Toks asap. Jau savo toks mažas ešeriuks. Nu jau ne pats mažiausiai, tikrai jau bištas paugėjęs, kaip sakau. O, ešeriukas. Tarp lelijų. Visiška. Pirms nutraukėms jau. Jo. Nutraukiau. Bet tik pirmą viždą. Ir tai netyčia biškį pramečiau. O. Kongimės čia turam. Vėl graži koja.
Tikrą gražią koją. Pasikeičiau spalvą dar. Tokį užsidėjau kaprūžą, apgavėk. Vat keli metimuką. Iš po nutraukėjom čia užsidėjau. Ir vat bum. Nežinau, suveik, sutapims. Čia iš tikrųjų veina geresnių pastarųjų žvejybų. Katru akim jau ta prasme ir baltas žuvis. Vo, ir pasigaun kojyčių, į didesnių, į mažesnių. O kadėjai. Nu jau tikra, užskaitau, sakau, tokie. Smagi. Išvyka su valtim, o ne tai, kad ten kokiai maži šeriuką kimba, ar išvies niek nekimba. Čia jau, tai būtų nusiukų visko. Laba, super. Kadėjai. Maža kojytį. Tai šveščiai, gal raudėlį net. Tokia ilga. Mutantį. Nu, vo. Viskas. Jaučiu varau į kitą vietą. Vėl veina, va, didesnį kojį. Vis kėts mažyts visai žuvyts. Kol plauku į tašką, galvoj papasakosiu. Kap sekės visgi varžybos. Tai žodžiu, vyko varžybos, kaip minėjau, Alytau dailydis tvenkinį. Treniruoti, nuvariau darytis, nu visgi galvoju, reik pasižiūrėti, nežinoma vieta, ta prasme, nikad nebuvo vis, tai nuvariau, likau visiškai niek nesupratis, nu ta prasme visiškai pagavau po 10 comų tokių ešeriukų, ir daugiau visiškai nieka apčiuopiama, kabint kažkas, nu spalva, masals, pravedėms ar kas nors, visiškai nieka. Tai tiesiog grįžau toks, kaip ir nusivylis, kad tokį kelią sumyniau ir, nu karelė niek nesužinojau. Tai jeigu gerą prisimenu, pačias varžybas vyko rugpjūčio 9 lyg ir dieną, tai atvarės, na tai keli, patys suprantat, iš po treniruotis niek tikra gera. Tai sūdavi startą, iš pirmo veito buvo varyti prie tokios betonkės, ten toks vamzdis ir ešeriukų galima bandyti pagauti. Tai pagavau vieną 15 comų ešerį ir galvojau, ko čia dabar daryti, ar čia sėdėti, nesėdėti, čia laukti kažko. Nusprendžiau eiti ir ieškoti, kaip ir žuviais, nu tipo, ar kažkokios potencialios veids. Ir ko jūs galvojate, aš savo einu. Žiūriu, raudis šildos paviršiau, o jop tararaika. Tai pasėmiau iškart greta ton vieną kocuką, travėjau rankos, bam, pirms metėms nutraukiau raudį. Tokį gerulį buvau, nu nafik, karoči, galvoju, nu siaubas, nu kaip taip galėjau prasimesti. Iškart pasėmiau kietą įrankį su 0,2 valu, prieš tai, ko mečiau, buvo 0,13. Nu, tiesiog labai daug lelijų ir apsipynė aplink tas lelyjas ir su 0,13 ten niek neįrodys iš lelijų lupdam žuvį. Tai žodžiu, greitą pasėmiau kietą kotą, mėtau. Ko jūs galvojat, užsėda raudį. Ton raudą aš ten išpakavau šiaip netep iš tų lelijų. 23 soma, ronkos, kinkas, visas drebti, nu žodžiu, žiaurių variantą. Nusifotkinau, paleidau, mėtau. Nu ten teka bišk pamėtyti, nes anos po tos. Pirmosios raudys irgi išsibaidė, po tos antrosios irgi išsibaidė, žodžiu, kaip anos išsibaidė, tu turi laukti, tiesiog anos vėl pareis. Tai anos vis pareidinėdavo. Ir vieną tokį gerą kažkoviau, tai buvo 303 coma. Kosmosas, tai ten vala atratėjai, ežeras bildėjai, davint ten tikrai ir žvakių, visko jau galvojau, ten neįsinos man išpakauti, bet šiaip netep ištraukiau. Po tų 2 raudžių sekė nežinia vėl, nebatėjo nos pas mane, ta prasme, dinga ir viso matyt, nu per stipriai išsibaidė po tos būtent didesnios raudys. Tai prasivakščiau dar veitų irgi pasibandinėjo, vaikštindė ešeriuką visų kai kėba, nieka ten dora. Po peitų šokau vėl ton veitą ir turėjau da vieną kliovą raudys.
Tai žodžiu, 2 raudys nuleidau, 2 ištraukiau, o ta vat po pėtkų ruškėba tiesiog teik, apsok aplink lelys, ton steibą, nu, kad nei pirmyn, nei atgal, žodžiu, teka nutraukti, ten dar laukiau, atleidinėjau zilk ir panašiai, nu, bet matoma viskas, jau teik buvo apsukta, kad labai keita. Po to jau toks biškai apie nusivylis buvau, 2 žuvis praradęs. Išėjau ieškoti raudėlių, katros pakeistų 10 ešerius, nes raudėlis buvo po 11 su postum. Tai vot, man rods, pagavau gal 2, gal 3 tas raudėlis, katros buvo jau toks man priimtinas. Tai žodžiu, reziumė gavos, kad paėmiau pirmą veitą vėleką. Tai žodžiu, šį metą jau čempionat 3 pirmas veitas, viena turų 7, bendra 10 baudos taškų. Tai manau, kad galimai pateksiu į čempionų lentelę, jau sezoninių. Dabar sekond setaps Arvidus, perčleiks, galimai gal bus sunkia, galimai gal pavyks pagauti, gal nepavyks, trefki buvo, bet aš nevariau. Esu jau buvęs ant tvenkinį, teik to galvai, bus ką bus palikt, tiesiog likimo, kaip sakant. Bus įdomu, iš tikrųjų, vat, šiandien yra ketvirtadienis, pasimiau toik vat laisvesnį dieną dar prieš pačias varžybas. Šeštadienį varžybas, nu ir realiai čia tokį gaunas irgi kaip savitą treniruoti, pabandyti kokių masalų kimbų, kuo. Nes aš čia realiai jums kiek parodau, tai čia būn dažniausiai dar nieks, kiek aš prabandinėjau, kiek visko, formų, masalų ir tiesiog aš jums dažniausiai rodau, konkrečiai pagaunu. Tai vat irgi, kad ir savus telkinius, kitam visai Lietuvos gali atrasti kimb žuvis, nu ta prasme, kimb, banda per varžybas, gal tas atsiliepti. Tai žodžiu, tokis tokelis, tokis žinėlis apie varžybas vykusias. Paskau turėsiu dar tokių stulbinančių žinių, pranešu šiek tiek biški vėliau, irgi turiu sumąstyti įdomių dalykų visai. Nu, neįdomių, bet tiesiog iš savo pusės. Varau žvejoti, atsistojau dabar jau random, tiesiog vidurį visišką. Pabandysiu užsidėti 0,5 svorį ir pamėtyti tiesiog šiaip į niekur. Gal kažkas nors pasiseks, gal sakau, kai karosų netyčia, nes čia yra, nu, gal kokie ešerį gražesnį, gal dar kažko. Nu, sakau, viskas yra bandymų tiesiog procesai. Tai va, varau žvejoti. Lupam avižą žemyn, dedam 0,5, prisidėjus avižų. Tiesa, jeigu kažkam reikia avižėlių, šitą, prašom, turų sufasavęs po 10 vienetų, 50 centų vienets, 0,2, 0,3 ir 0,5, 60 centų vienets, 0,8 gramų. Yra 2 spalvų, yra tokį vat žalia, tokį oliv vadinas ir yra jaudas. Tai vat, jeigu kažkam reikėtų, galit kreiptis, pardausiu turų gan nemažą kiekį. Tai manau, kad užteks tikrai visiems. Ta proga pabandys to ant vat žalio užsidėti. Šiaip vis laiką naudodavau jau jaudas avižas ir teb naudoju jaudas avižas. Bet kažką galvoju, paimsiu tuos žalios irgi tokį prie natūralesnių spalvų, sakykiam. Tai, nu kažką, tiesiog užsimaniau. Tai paėmiau, galite jūs pabandyti, galiu ir aš pabandyti. Tai jeigu reik, galite drąsiai rašyti, kaip sako, bus. Bandom čia. Buvau atsistojęs tiesiog belekor. Vien kliovą gavau, bet atsikrat, kažkas buvo nedidelis, galima ešeriuks, taip galvoj. Tai čia irgi biški giliau, bet prikront visgi. Man rodos, kad čia be holot, tiesiog belekor, vos ne vidurį atsistoti ir sunku kažkom pagauti. Nu va šitą, iškart kažkas atsiliepia, mikroešerys. Dabar untantelis,
Black grape spalvelį. Bandys suviliuoti kažko, jeigu išėsda. Vėl ešerys jau išbus. Rupužukas. Jo, kas daugiau. Kas daugiau. Nu, da viens. Ešerys. Taip. Nu, gražus aplama kaip ešerys. Bet tik mažas labai. Iškart, kas mėgi. Bet čia jau nebe ešerys, čia raudėlį, man rodos. Jo. Opa, visai da ger. Jau delninokį. Nu va, viskas, baigsiu savo šiandienos žvejybą. Nežinau, jau nebekimbu ir tingu iš tikrųjų bišbė iškuoti. Kaip sako, pasisotinau, labai čia puikiai viskas gavos. Ir tų smulkesnių žuvėlių, ir vieną kitą rimtesnį žuvėlį. Nu, užskaitinis reikalas. Iš tikrųjų, sakau, vat, tos kojas ir tos raudelis, nu, montai čia jau, sakau, pagal paskutinis tas žvejybas, tai labai džiaugus, labai gera, darom toliau, nu ko toliaus. Tai lonksta daug ta žuvis, uj. Unko sugaudžiau pagrindiną, tai buvo vetlūrės miniduo raudonos spalvos. Aplama kaip masalsas toks universalus, biški masėlis tos tokios tor, nėra ilgas tos dvi kojelis ten toks. Ateivis, kiti vadina ateivių, kiti pimpačkiukų, nu žodžiu, visokų jau pravardžių torunsą. Montai užsitarnavęs irgi, sakau, vienas iš mėgiamesnių tokių universalių masalų, ypatinga ant 0,3, ant 0,2 vat gal dėti. Labai neblogas. Aišku, gaudžiau ir ant antas, ir ant bounceriaus gaudžiau, ir echovormą buvau užsidėjus ant 0,5, bet kažkaip, nežinau, netep gerą, sakyčiau, veikia. Matyt, gal reikėtų kojėlių, gal dar kažko, nu, melendžian iš tikrųjų, sunku pasakyti labai. Kieba, pagavau, tai kaip sakė ir papasakoju jums apie pravedėjimą, ko galėčiau papasakoti, tai nieko ypatinga. Tiesiog meti prižolių linijas, kuo realiai arčiau, tuo geriau. Leidi šiek tiek žemyn, ne ant paviršiaus gaudžiau, ne viduriniam, bet labiau link dogną jau. Arba išvis būdavo, kad pasiguldavau iš pradžių ant dogną ir paskui kelnoju, ar tai kažko rano. Nu ir va tep ir žaidys, ir pam, kliovėlis. Aišku, buvo, kad ir nuo paviršiaus paimdavau visokių variantų, bet čia pagrindas, tai sakyčiau, arčiau dogną ir grina prižolių. Tai vat, tokį žvejybelį, vėl iš valtelis. Šiaip reikėtų, man rods, dažniau biškėlį išlėkti su valtim. Nes esmė, kad išvariau buvo 12 valandą grubė, dabar yra po 3. Nu tai vat, grubė 3 valandėlis, sakykime, pagaudžiaus visas plaukėjimas, visko da čia. Tai ir atrodo, neužėm tiek to laik, nei tas išsipakavėms, nei susidėjom, čia da kažkas. Grubė, jeigu 4 valandas tep turi, gali labai smagiai pagaudyti, iš tikrųjų, vat kaip šiandien. Sakau, ir nu žodžiu, neapsikartosiu jau, tiesiog džiaugus, smagu. Ir toks šiandien epizodas, visiems nežvyna, ačiū, kad žiūrėt ir iki sekančių kartų.